Nu, šiandien irgi nedarau kulto iš maisto. Maršrutai nuotykių ieškotojams. Nuo pat ryto prabundu, galvoju vištyti kūro įsipilsiu. Pasirodo, nėra degalinės. Tai važiavau iki Bartus, prisipyliau kūro ir dabar jau maunu į Lenkiją. Lenkiški nuotykiai bus. Vos neįvažiavau į Rusiją. Gerai, kad šlagbaumas buvo. Prieš metus čia demokratijos buvo gerokai daugiau, o spygliuotų vielų gerokai mažiau. Statė, užėjo karas, nepabaigė, tada pastatė, pabaigė, tada užėjo kitas karas, atsitraukiant vėl sugriovė. Liūdna istorija. O čia aptverta dėl to, kad ten užeinant reikės bilietus pirkti. Važiuojam prie kitų nemokamų tiltų. Tokie patys, bet bilietų pirkti nereikia. Uoli širšės, greičiau varom iš čia. Važiavau į Rumnickos girią, kur buvo paskutinio Prūsijos imperatoriaus Vilhelmo II medžioklės plotai. Ir va tokie akmenukai stovi tose vietose, kur jie nušaudavo elnius. Iš visų tokių akmenų šitoj girioj yra 14. Du aukšti tiltai geležinkelio, kuriais jau nuo Antro pasaulinio karo pabaigos traukiniai nebevažinėja. Baisu čia. Gal ir nušaut galima, bet labai negilu. Pristatė tie vokietukai ir niekam nebereikia. Nei čia traukiniai važinėja. Na, užtenka čia tų tiltų. Važiuosiu dabar į Geldapę. Su filosofais ten pabendrausim. Esu Geldapėj. Prie tokio įdomaus paminklo. Nu ką čia įdomaus, visai neįdomus jisai, bet parašyta Emanuelis Kantas. Bet visas įdomumas yra tame, kad tas Kantas, filosofas, visiems žinomas, gyveno Karaliaučiuje. Ir visą gyvenimą iš Karaliaučiaus nekėlė kojos. Vienintelį jo kelionė buvo pas draugus atvažiuoti Geldapę. Ir va to proga, kad jisai čia atvažiavo, tai pastatė šitą paminklą. Tai va ir viskas. Tikėjau, gal čia kokį biustą pamatysiu, bet nepamačiau. Lėksim toliau. Na ir kilometrai vokiško grindinio. Gal kam dvaro? Nu, neatsispyriau neįlyst į rūsį pažiūrėt, kas čia gal neužgriūsiu.
Sakyčiau, kad šito maršruto tokios 3 pagrindinės dedamosios yra. Tai vokiškas paveldas, techninis paveldas, kas susijęs su Mozūrų kanalu, ir techninis paveldas ar inžinerinis paveldas, kas susijęs su geležinkelių linija ir geležinkelių tiltais. Tai dabar bandau prasibraut, nes privažiavimo nebuvo iki vieno iš Mozūrų kanalo šliuzų. Gal ir rasiu. Takelis vos matomas yra. Galima tuos šliuzus pažiūrėti tuos, kuriuos visi mato, bet galima pažiūrėti ir tuos, iki kurių nelabai kas ateina. Ir įsitikinę 100%, kad čia nei vieno žmogaus nerasim. O aš jau matau tolumoj. Iš viso buvo padaryta 10 šliuzų, o kanalo ilgis apie 50 km. Tai maždaug kas 5 km buvo po šliuzą. Va jisai. Bandysiu prisibraut arčiau. Tai va tokie statiniai čia buvo pradėti statyti daugiau negu prieš 100 metų. Ir vėl tiesiog stebina tų laikų inžinerijos masteliai. Kai šitiek tų šliuzų pastatė, visi maždaug standartiniai, pastatyti išnaudojant reljefą, kad mažiau betono reikėtų, tam, kad sujungtų Lenkijos ežero su Baltijos jūra. Ne kažin kas čia iš to kanalo likę, tik upeliukas, bet bandau dar eit toliau. Nenorėčiau aš čia išsimaudyt. Nors ir vasara. Tai va, sunkiai pasakojamo dydžio statinys. Kažkur vidury miškų. Nu dar atsisuku pažiūrėti tą daiktą. Didesnis už Hitlerių būstinę. Nu, pavyko mašiną surast. Taip reikėjo paprakaituot per tuos džiunglynus čia einant. Važiuosiu toliau. Nu ir dar gabaliukas inžinerinio paveldo susijusių su Mozūrų kanalu. Važiuojam tiltu per kanalą. Nu ir gali ginčytis, gali ne, bet ir čia vokiečių ausis kyšo aiškiai. Dėl tokio mūro daugiau niekas nesumūrydavo. Tiksliai negaliu pasakyti, bet išsiaiškinsiu. Šitas bokštas yra kažkuo tai susijęs su Bismarku. Kuom nežinau, bet ant aukšto kalno stovi. Reiks dar padirbėtis šituo klausimu. O čia ne bokštas, čia visa koplyčia. Netgi šioks toks interjeras yra. Bet tik tai tiek, kad viskas labai jau sugriuvę. Nu ir žinoma, vakaras jau tamsu. Galvoju, kad laikas biškį ir pailsėt. Jokių kulinarinių šedevrų šiandien neplanuoju daryti. Va, dešros užvalgau, vandens atsigeriu ir maunu miegot. Prasimaliau čia Lenkijoje, pravažiavau kažkur tai apie 200 km, visokiais šunkeliais, dar prisivaikščiau, prisibėgiojau, reikia pailsėt, rytoj vėl į kelionę. Planavau čia 3 dienas pasivažinėti, bet taip širdis jaučia, kad
užteks ir 2. Tai susimatysim rytoj iki. Užit. Pralikita naktis, net nepastebėjau. Labą rytą. Tai šiandien vėl į kelionę, jau šiandien link Lietuvos, vakar planą įvykdžiau. Nusikaliau kaip nežinau kas, lūžau, tai va tik tai dabar prabudau. Nu ne dabar, prieš valandą prabudau, dabar yra 9 ryto, maunu toliau, kelias driekėsi, kelionė tęsiasi. Ieškau vietos nakvyniai, nu ir vat svetimam krašte, kai nežinai tvarkos, atvažiuoju va į tokią vietą, viskas tuščia, viskas nauja, nei vieno žmogaus. Suprantu, gal čia viskas nemokama. Bet taip gali būti, kad Lenkijoje galėtų būti nemokama. Prašau, atidaryta. Labas rytas. O vakar tai tokioj skylėj nakvojau. Kai nežinai, tai matai, visko ir atsitinka. Na vat Lenkijoje kokie dalykai, kelias kaip kelias, o stovi ženklas, kad čia miško kelias ir važiuot galima tik tai tie, kurie čia rimtų reikalų turi, arba su dviračiais. Tai yra ir laukinių stovyklaviečių. Vakar vėl čia neradau šitos vietos. Bet kas važiuos po manęs, tai pilnai čia gali ir panakvoti. Keliauju po Vilko Guolio teritoriją. Bandysiu surinkti informaciją, nes aš jau daug kartų buvęs. Neisiu, bet kad atvežti žmonės čia, tai reikėtų šiek tiek žinoti daugiau. Nu va, nesu profesionalas. Ką tik sulaikė miško apsauga, ne miško apsauga, o kažkokie ten miško tarnyba. Ir sako, viskas, čia negalima važiuoti. Nu, rodau, bunkeris ten toliau generolo yra. Nieko panašaus yra, nėra. Sako, norit eikit peškom. Tai va, tvarka tokia. Ženklų dar nebuvo ir nėra ženklų, bet sako, tuoj bus. Nu tai ką, eisiu pėsčias. O va šitas geležinkelis čia kur yra, tai jisai eina į Vilko Guolį. Nebenaudojamas, bet dar va, nuo karo laikų likęs neišardytas. Va. O toliau einu tada pėsčias iki to bunkerio. Ir va, tas paskarpsiu pas mus į karinį objektą, betonuotas kelias. Nu ir toliau ženklas kažkoks tai, kad... Ai, o gal va čia ženklas buvo, bet nulaužtas. Bet pareigūnai draugiški, susikalbėjom, jokių problemų. Sako, mašiną palieko, einu pėsčias. Tai pėsčias gali eiti netoli. Tai va, vaikštinėjant po Vilko Guolį, man visada susidarydavo toks įspūdis, kad viskas tik tai ten to ir vienoje vietoje buvo. O čia prašau, išbarstyta po miškus tų bunkerių, kiek tik tai nori. Dabar aš čia esu nuo Vilko Guolio kokį 15 kilometrų. Ir va, prašau, analogiškas statinys, tik tiek, kad nesugriautas. Ir čia kažkurio iš vokiečių generolų bunkeris buvo. Ai, bandytas sprogdint, aiškiai, bet... Kažkiek sugriuvęs, bet ne visiškai. Va, siena galinė išvirtus. Bet va čia matosi, kokio storio sienos būta ir kokio storio lubų būta. Čia va ta siena matyt, kuri nurauta. Oi, Jėzus Marija. Ir va čia mėtosi. Tai va koks namelis buvo. Bet čia irgi dar nesibaigė ta visa fortifikacija jų. O, čia va kaip nuo sprogimo matosi, kaip pastumta siena nuo pamato. Dabar važiuosiu į Mamerkus. Tai ten panašus bunkerių miestelis yra kaip ir Vilko Guolis. Nei kiek nenusileidžia savo dydžiais ir apimtim. Nu, griežtai čia toj Lenkijoje, kol jau žiūrėt generolo bunkerio, atsirado ženklas. Ir aš sutikau mašiną, kuri važiuoja prisikrovus tų ženklų. Taip, kad čia su offroadais miškuose griežtai.
ir kontroliuoja, ir žiūri, ir nebandykit kišt nosį. Neatsispyriau pagundai, matau keliuką ties geležinkeliu, kuris veda į Vilko guolį. Bandau važiuoti, pažiūrėsim, gal kažkiek ir nuvažiuosim. Bet turiu labai gerą žemėlapį, tas keliukas yra pažymėtas. Nu, kaip ir reikėjo tikėtis, iki Vilko guolio nedavažiavau, tai teks apsisukti ir važiuoti. Nu, ne visai atgal, bet kažkur iš šono, nes čia kelias baigėsi ir bėgių beveik nesimato, ir kelias važiuota prieš 100 metų, bet toliau va matos medžiais užaugę. Gal tiek to. Nevargsiu. Nu, kažkiek primena piramidę. Bet iš tiesų tai čia koplyčia. Mauzoliejinė koplyčia. Kai aš čia buvau pirmą kartą, tai piramidė atrodė va taip. Dabar jinai suremontuota. Ir nemanyčiau, kad tai jai kažkiek tai pridavė žavesio. Kažkaip tai nebeliko gyvybės. Gražu, viskas tvarkinga, bet dvasios nebeliko. Nu, viduj tokie vaizdeliai, šiaip sau grabai sudėti. Čia vienas iš tų atvejų, kada po restauracijos, bent jau mano nuomonė, dingsta dvasia senovinė. Panašiai atsitiko ir su šita piramidė. Mówić po polskiemu. To my... Co? To niedozwolona filmować? No, o, jest znak. Zobaczcie tam na tamtym znaku. Tam, naprzeciwko pana. A, No. bet to jest ta kamera, a moja nie taka. Zgadzi pan. Nie ma żadnych problem. Do widzenia. O, blemba, matai, negali. Nu, va ir atvažiavom. Čia stebuklų šalis. Važiuoja normalus kelias. Ir kai nuvažiuoja kelis kilometrus nuo pagrindinio, pamatai plytą. Nu ką, nepažeidinėsiu, suku atgal. Nesuprantu, tiesiog visą kelionę kažkoks tai keistas jausmas persekiojo, kad akis mato vieną, o protas to nesuvokė. Ir vis galvojau, kame čia reikalas. Važiavau į Lenkiją, atvažiavau lygiai Vokietiją, lygiai Lenkiją ir kažkaip tai pabaigoje tokia išsikristalizavo išvada. Tas kontrastas išryškina ir skirtumą tarp rusiško pasaulio ir vakarietiško. Ir čia nei jokiose knygose neperskaitysi, nei internete nesurasi, čia reikia pamatyti pačiam. Nu, šito krašto atvirai pasakius, man toks atrodė neįdomus. Nelabai noriai aš čia važiavau, bet dabar galiu sakyti, kad čia pats įdomiausias maršrutas iš visų, kuriuos esu daręs. Va tiek.